kovo 11 suėmė, įvedė mane į tą areštinę. Ateina 2 kareiviukai ir sako, einam kartu, prašau. Ir įveda mane į tokį rūsį. Ir kaip tik ten jau buvo atvežta mano draugė, su kuria aš kartu mokiausi. Jinai sako, Ryta, ir tu pakliuvai. Taigi tu žinai, sako, neugi nesupranti, taigi mus remia, važiuojam. Tu nieko neturi, jokio ryšulėlio, taip apsirengus, ką tu galvoji. Ir dabar pasodina sunkvežimį, kai viščiukus mus ten kiek telpa, antrą mašiną iškvietė ir tiesiai į vagoną. Žinot, vaizdas buvo labai baisus. Važiuojam, baisu. Dabar žiūrim, ieškom. Jokios skylės nėra tam vagone. Kur ką atlikti? Mes klausėm, kad atidarykit, mums reikia išeiti, ten kareivis. Jis sakė, jokio išėjimo, ten kampe stovi kibiras. Kiek gali žmogus iškentėti, tą kibirą užnegėm, kad nesimatytų, pilnas kibiras. Reikia likviduoti, kvėpuot nėra ko. Tai kareivis sako, o ten langelis, grotos išpilsit. Visa siena buvo labai graži. O kvapelis, mes jo prašom, pradaryk nors biškį durys, kad mes gautume gryno oro. Į jokias kalbas neina. Ūsoriai mus išlaipina. Lavonus paima ir išneša. Vėl priveda prie kalėjimo lagerio. Prieina prie kiekvieno ir klausia, kiek metų, kur dirbai? Jaunimas likom, vien jaunimas. Ai, sakau, tai linksma bus. Aš papuoliau 31 šachtą. Pasakė, teks jum leisis maždaug iki 50 metrų gylio, o visą laiką toks drėgnas oras, ne tik, kad mano tas švarkelis buvo šlapės iki kūno ir ten mes visi buvom drėgni šlapi. Per naktį niekas ten neišdžiūdavo. Aš ten labai sunkiai susirgau. Matyti, komoj gal buvau, kad aš nieko neprisimenu. Bet ką reiškia jaunystė, išsikapanojau. Šachtoje, žinot, buvau gana ilgai. Aš iš viso ten pragyvenau 10 metų. Tai mes būdavo išeinam iš tų palapinių, atsisėdam prie jų ir jaunimas uždainuoja. Buvo akordeonas. Prašom, leistų šokti. Ir žinot, kodėl mes labai prašydavom šokti, iš pradžių įsileisdavo mus labai retai, kažkodėl, o mes buvom labai laimingos, kada mes labai bešokdamos pavargdavom, taip apsirengusios. Tai mes labai gerai užmigdavom. Ir buvom labai draugiškos tiek metų išgyventi, kadangi buvo mūsų tikslas, grįžimas ir viltis į tėvynę. Tai įsivaizduojat, per tiek metų nebuvo jokio tarp mūsų piktumo. Mes kažkaip gyvenom tą dvasią visą laiką, kad mes grįšim į Lietuvą. Ir svajojom, kokios mes būsim laimingos. Aš pati ten ištekėjau. Ir ištremta buvau viena, o į Lietuvą parvežiau 2 vaikelius. Ir čia yra labai gera gyvenimo pamoka. Aš dabar džiaugiuosi, kad aš tiek gyvenime pamačiau.